Labas draugai, dar vienas nurautas savaitgalis Palangoje. Vasara, pliažas, saulė, merginos, vaikinai, meilė, pasimatymas Palangoje. Ir šį kartą aš pati savo turiu čia misiją – susirasti vaikiną Palangoje. Sirenos, Exit Beach baras, kol Rolas kažkur pabėgęs iš savo darbo vietos, dirba turbūt kažkur eilinį kartą. Pabandysiu aš savo laimę surasti čia ir pasikalbinti kokį žavų, gražų jaunuolį. Kas ėmėsi iniciatyvos dabar, vaikinai ar merginos? Jūs žaidė tinklinį ir mes prisijungėm. Turi merginą? Turiu. Kiek laiko reikia pradraugauti su mergina, kad ją vestum? Metus. Reikėjo. O! Na, kad negali nuo jūsų atitraukti akių, žiauriai gražiai atrodo. Žinoma. Jūs para? Kaip ir? Kiek laiko? Bus metų. You are married? We are a couple. Our first date, it was 3 years ago, yes. Jūs draugai? Kodėl nedraugauji? Dėl to, kad neseniai pažįstami. Susipažinot. Čia Palangoje. Galėtum dabar ją pabučiuoti? Galėčiau. Ar tai yra realu, susirasti vaikiną Palangoje? Labai realu, ypač Basanavičiaus gatvėje. Turi merginą? Taip, ir jinai iš Palangos. Tai jūs susipažinot Palangoje? Taip. Su manimu yra svajonių vaikinas Lietuvoje. Būtų protingas ir labai daug nenusišnekėt. Dėmesio, dėmesio. Pliaže pasiklydo mano kolega Rolandas Mackevičius. Gal kas jį matėte? Vakarėja, jau vakarėja. Laikas į pasimatymą. Sužinokim šiandieną, kaip Palangoje pasimatymai vyksta, apskritai, ar jie reikalingi. Važiavęs čia prie jūros. Tu eini į pasimatymus? Ne. Palanga yra prastas miestas pasimatymam. Ne, jis labai geras miestas vienai nakčiai. Neieškai nieko iš viso niekada. Aš turiu. Pasimatymai čia Palangoje. Jie egzistuoja, jie vyksta? Taip, kiekvieną dieną. Kas turi vykti per pasimatymą? Turi būti romantika. Po pasimatymą. Mylimės. Va, tokie pasimatymai turi vykti visada. Viskas, šiandien į pliažą aš jau tikrai nebegrįšiu, nes, kaip matote, esu pasiruošusi eiti į vestuves. Gal bent jau jaunosios puokštę ten pagausi. Aš esu nusiminusi, iš tikrųjų, nes man nepavyko susirasti vaikino. Ir į vestuves aš einu viena. Mindaugas Stasiulis yra žvaigždė. Dažnai žiūri šitos reportažus. Pirmoje vietoje, aišku, man labai patinka vedėja. Beveik visi reportaže esantys žmonės yra beveik be drabužių. Tai man tai patinka. Gintum savo mylimą moterį. Kiekvienas vyras, kai jo mergaitė grėsia pavojus arba moteriai tampa žvėrimi. Ar tu esi buvęs pasimatyme Palangoje? Tie Palangos pasimatymai, aš galvoju, jie būna tokie vienkartiniai dažniausiai. Pasimato vieną kartą ir paskui nebesimato. Nebent kur nors Facebook'e galbūt susiranda. Labai paprastai ateini ir sakai, laba diena, jūs taip gražiai atrodot, gal jūs norėtumėte dirbti radijo stotyje M1, tada dar pagiriu balsą. Susiklošys kokia nors situacija, eini ten su kėdė stumteli ją. Mėgsti tūsintis, šėlti, švęsti? Darbas dažnai įtakoja tavo gyvenseną. Jūs, fifos ir ryžikės. Kaip aš galiu eiti lėbauti, tūsintis, linksmintis iš vakaro, jeigu man 6 reikia keltis? Savaitgalis yra mano, o tada jau jo. Esi klubinėtojas. Galbūt net, žinai, mūsų šio savaitgalio svečia... Iš Italijos. Mario Puzo. Ne, jis yra vardu Manuel Bellemare. Ciao. Instead of getting a nomination about the best techno artist, I think I will get a nomination of best drinker because it's very good stuff. How do you feel in Lithuania? Very great. The club is very nice. The crowd is hot, so I can't wait playing. Dating girls in a resort town.
Does that help? Maybe if I'm here, I have something. I mean, look exotic. In Italy, it's not like this. I don't look exotic. So you take a chance wherever you go. Yeah, exactly. Any tricks and tips? Do it yourself. It will be the best way. Yeah. Labai nenorėčiau baigti jau šitos serijos, bet Mindaugas manęs laukia. Susitiksim kitą savaitgalį. Pakalbėsime apie profesijas Palangoje. Pasikalbinsime žvaigždę, šėlsime klube pagal King Unique ritmus.